Ir noriu, kad bent kažkas suprastų ir atkreiptų dėmesį, kadangi visi bijo ir niekas nieko nedaro. Tai jeigu visi tylės, tai niekas nematys ir mūsų nebus. Kaip žmogus esu labai pasyviai agresyvus. Čia mano apibrėžimas yra. Šiaip iš tikrųjų aš kažkokio hobio ar užsiėmimo tokio tikro neturiu. Aš tiesiog labai mėgstu keliauti ir labai mėgstu gyvūnus. I was originally born in Minsk in Belarus, and right now I live and study here in Vilnius in Lithuania. I am a good friend. I'm honest. I'm kind. Aš esu iš miestelio, kuriame gyvena dabar 500 gyventojų berods. Man neteko girdėti apie nei vieną LGBT asmenį tame kaime. Kai augau, man turbūt labiausiai trūko ne informacijos. Man labiausiai trūko žmogaus arba pavyzdžio. Kaip trans aš suvokiau ir atsiskleidžiau prieš gal 3 metus. Man buvo labai sunku tuo metu, kadangi aš buvau ganėtinai stereotipinių pažiūrų ir aš maniau, kad aš esu išsigimęs ir nesveikas, kaip ir dauguma kitų mano. Todėl man buvo labai sunku tai pripažinti, bet finale, kai aš tai pripažinau, buvo žymiai geriau man. Mano partneriai šis klausimas yra turbūt akivaizdesnis ir lengviau suvokiamas negu man pačiai. Ji tiesiog yra dalyvavusi daugelį mokymų, ji pažįsta labai daug trans žmonių. O Lietuvoje kartais informacija turbūt nėra labai ypatingai prieinama, arba tu skaitai akademinę literatūrą, kuri yra apie trans žmonės ir kuri šiaip jau nebūtinai yra labai pasiekiama ir labai lengvai skaitoma, arba tu apskritai nieko nežinai. I told my mother that I am on hormones. I'm happy about it. I finally found it. It's my way, it's my path and towards my harmony. And she was crying, she was sad. But with time, in 2 or 3 months, she accepted me fully. She now supports me. She writes me something like, "Oh, you're my pretty girl." Aš negaliu eiti į tam tikrus tualetus, aš negaliu eiti į tam tikrus persirengimo kambarius, aš negaliu tiesiog parodyti kažkam savo ID parduotuvį ir taip toliau nepapuolęs į keblią situaciją. Tai yra labai sunku ir manau, kad taip neturėtų būti. When I came to the university, they did invite me to the department and they asked me like about the clothes, if I'm serious and all these inappropriate things. I felt really bad about that situation with the curator. I felt like, I don't know, she was talking about if I'm very serious, if I want to have a surgery, if I'm on medications, then she called my mother, she talked to my mother. Sorry, like I'm 21 years old, why do you do this? Mano šeimoje žino gal 4 žmonės. Galbūt kada nors priims, bet nelabai tikiu. Žmonės yra dauguma neišprusę tom temom LGBT ir tiesiog jie nežino, ką galvoti. Galbūt aš jiem būsiu kažkas, nežinau, net neįsivaizduoju, koks nors zoologijos sodo gyvūnėlis dabar po šito video. Labiausiai sunkumų kėlė, kai aš buvau vaikas dar ir kai man iš principo nuolat prikaišiodavo, kad aš neatitinku kažkokių standartų, kai nuolat sakydavo, kad mergaitės taip nesielgia, arba mergaitės turėtų elgtis taip, arba daryti tokius arba kitokius dalykus. Karts nuo karto, tiesiog, kad jie geriau pasijaustų, aš užsivildavau suknelę, tačiau po to jausdavausi, kad daugiau niekada to gyvenime nedarysiu, arba, nežinau, toks tam tikras galbūt socialinis išprievartavimas. Manau, kad aš jau būsiu pradėjęs hormonų terapiją ir galbūt turėsiu atliktą operaciją, galbūt bus ir kitos operacijos padarytos ir bus jos ištobulintos, kad galėčiau jas pasidaryti ir būsiu su savo tikrais normaliais dokumentais ir viskas bus gerai. Ateitis nebegazina. Aš žinau, kad aš galiu padaryti dalykus, aš galiu būti tuo, ko noriu. Manęs praeitis nebetempia atgal. Nežinau, ar aš keisiu savo kūną, ar aš jausiuos kažkaip kitaip, ar
kažkaip kitaip save identifikuosiu, bet aš žinau, kad aš padarysiu profesinėje srityje dalykus, kurie man svarbus, kad studijuosiu, kad važinėsiu po pasaulį ir būsiu tuo žmogum, kuriuo aš noriu būti. I want to walk by the beach. I want to walk many miles, like very straight on this narrow path, barefoot, and to have slightly hourglass figure and long hair. I want my hair to be long, like really long. Yes. Jeigu šitą video žiūri kas nors, kas gyvena tokia maža miestelį, man norisi pasakyti vieną dalyką, kad kažkuriuo metu tu pats būsi savo gyvenimo ir padėties šeimininkas ir kad tu nesi vienas.